Ir trečiame vakaro susitikime Kyokushin karate sportininkų palydėtuvės į pasaulio čempionatą Japonijoje. Kas stipriausias karate pasaulyje? Tai paaiškės jau šį savaitgalį. Stipriausi pasaulio karate meistrai mes iššūkį Japonijai, kuriai šiuo metu priklauso pasaulio Kyokushin karate absoliutaus čempiono titulas. Lietuviai karate meistrai jau daugelį metų yra tarp lyderių Europoje ir pasaulyje. Į 9 pasaulio Kyokushin karate čempionatą karate olimpiadą Tokijuje Japonijoje išvyko 7 sportininkai iš Lietuvos. Kas iš Lietuvos sportininkų vyks į Japoniją, paaiškėjo pavasarį Europos čempionate vykusiame Vilniuje Siemens arenoje. Gausiai susirinkę žiūrovai įrodė, kad Kyokushin karate dvikovų menas Lietuvoje yra labai populiarus, o mūsų šalies sportininkai yra stiprus ir pajėgus kovoti dėl pasaulio čempionų vardo. Pasaulio čempionatas atviras visiems karate stiliams ir kas 4 metai vyksta Japonijoje. Ten bus kovojama tik 2 rungtyse dėl vyrų ir moterų pasaulio čempionų titulo. Ir tai realiai bus pirmas kartas, kai lietuviai vyksta kovoti dėl absoliutaus čempionų diržo. Apie tai, kaip Lietuvos rinktinė nusiteikusi ir pasiruošusi pasaulio čempionatui, rinktinės trenerių mintys. Komanda yra pasiruošusi labai gerai. O kaip vertinat burtus iškritusių sportininkai? Ar palankus? Kiekvienos varžybose būna burtai. Tai ir dabar irgi burtai yra. Tas burtus, aišku, reikia kažkitais įsižvelgti. Bet pagrindė reikia visą dėmesį skirti į kovotojus ir į kovą, į pergalę. Todėl, kiekviena kova yra finalinė kova. Pralošim, reiškia namo. Tikėsimės, kad taip greitai nebus pralošimo. Išskrendam, reiškia, su labai gerom nuotaikom, gerai visi nusiteikę, pasiruošimas praėjo labai sklandžiai, rinktinė labai gerai nusiteikusi ir tikimės pačių geriausių rezultatų. Moterų absoliučioje svorio kategorijoje varžybos vyks pirmą kartą. Tarp 32 dalyvių varžysis ir 2 lietuvės – Europos čempionė ir daugkartinė prizininkė Margarita Čiuplytė. Geros nuotaikos, kažkaip mažai jaudinuosi kol kas. Kaip pačiai pasirašymo mėnesiai buvo? Ar gerai pakamavo treneriai? Pasikamavom gerai. Pasiruošus, manau, pakankamai. Kita sportininkė, kuri atstovaus mūsų šalį 2 kartų Europos vicečempionė Inga Mikštaitė. Iki skrydžio visai nedaug laiko, kokiom nuotaikom išvykstam į Japoniją? Lyg ir geram, truputį liūdna galbūt namus palikti, bet tikėkime viskas bus gerai. Vyrų absoliučioje kategorijoje tarp 128 dalyvių iš 65 šalių startuos 5 Lietuvos sportininkai. Kaip jūs vertinat, ar buvo burtai jums palankus? Burtai visą laiką tokie patys būna, kiek kartų dalyvau, visą laiką tokie patys. Pirmas priešininkas yra nežinomas, nei aš matęs, nei su apie ką nors žinau. Japonai visą laiką maždaug taip išdėsto, favoritus išdėsto. Labai gerai, kad antroje ir jau trečioje kovoje nereikia susitikti su pagrindiniu ten jų favoritu, rusų pagrindiniu favoritu. Iš esmės tai palankiai vertinu šitas burtus, kokie ir tikėjausi, tokie ir yra. Reiškia, viskas bus gerai? Tikėkimės. Manau, kad neblogi burtai visai. O kaip toliau bus, tai bus aišku per varžybas. Ten vis tiek daug kažkokių traumų ar dar kažkas, tai, bet burtai tai neblogi. O tai kojas taip pat aukštai kelsit? Stengsiu. Žiūrėkit, mes lauksim vaizdų ir lauksim sugrįžtant. Ačiū. Su kokiam nuotaikom išvykstat? Nuotaikom nugalėti, o ten žiūrėsim vietoj. Kaip jums pačiam buvo pasirašymo mėnesį, ar sunkus? Mėnesiai buvo sunkus, darbo buvo dėta daug, tikėsimės gerų rezultatų. Pasirašymas iš tikrųjų viskas sklandžiai ėjusi, bet biškai buvau traumą gavęs, tai nusimušė man tas pasirašymas, bet atsigavau. Bus matyti ne 100%, kaip tikėjausi pasiruošiau. Bet yra kaip yra, jau nieko nepakeisti. Dabar tik tai laukia varžybos, susikaupimas, nusitikimas kovai ir tikiuosi viskas bus gerai. Japonijos spauda tarp realiausių pretendentų čempiono titulą išskiria 3 kartų Europos čempioną ir pasaulio vicečempioną sunkaus svorio kategorijoje Donatą Imbrą. Tai, kad Donatas stiprus sportininkas ir pajėgus kovoti su japonais, liudija ir šie vaizdai, kuriuose įamžinta, kaip Imbras tikrąja to žodžio prasme gainiojo japoną absoliutaus svorio kategorijos pasaulio čempioną Kunihiro Suzuki. Maksimalus planas, tai ką ruošiamės ir prognozavom, viskas įvykdyta, o kaip viskas seksis, tai pamatysim, kai grįšim. O burtai ir buvo palankus jums? Taip, kad nežinau, ką reiškia palankus, iš tikrųjų pagrindiniai konkurentai išmėtyti kampus, o toliau nežinau, tai atvažiavo 128 iš viso pasaulio. Jis atvažiavo ne Japonijos pažiūrėti, jis atvažiavo laimėti. Lengvų kovų nebus. Šie metai ypatingi tuo, kad Lietuvos Kyokushin karate federacija švenčia 30 metų jubiliejų. Federacijos prezidento Romo Vitkausko nusiteikimas buvo kovingas. Nuotaika kovinga ir tikimės, kad parvešime čempiono titulą iš Japonijos, laikas paveršti iš samurajų krašto tą
absoliutų karatė Kiokušin čempiono diržą. Kaip galvojate, ar tie mėnesiai buvo labai stiprus pasiruošimas patiems sportininkams? Ar gerai pasiruošę ir gerai pakamuoti jie? Komanda išteiks didelė ir manau, kad rinktinės treneriai ir klubai ir patys pasiruošę labai gerai. Yra smulkių traumų, Inga šiek tiek turi traumą. Visi kiti, bet pagrindiniai mūsų sportininkai pasirinkė kovoti dėl titulų, dėl aukščiausio apdovanojimo. Tuo mes ir linkim ir lauksim su medaliais jūsų. Ačiū maloningai, panelė. Sportininkai žadėjo parvežti ne tik medalius, bet ir lauktuves. Mes jų lauksime sugrįžtančių. Atsisveikiname iki kito trečiadienio. Sudie.